Tai sveiki visi, kurie šiandien klausosi arba žiūri mus. Ir visus tuos sveikinam, kurie klausosi arba žiūri įrašą. Tai aš esu Darius Pieteris, jūs esate Lietuvos pardavimo asociacijos gyvam interviu. Ir kaip kiekvieną mėnesį mes susitinkam su kokiu nors svečiu, ieškom įdomių temų. Tai šiandien mes susitinkam su Žilvinu. Ir šiandien mūsų tema yra dirbtinis intelektas. Ir pavadinime mes užrašėm grasinimą, kad vadovą pakeis ne dirbtinis intelektas, bet vadovas, kuris naudoja dirbtinį intelektą. Tai prašom, rašykit klausimus, mes atsakysim kiek tik tai įmanoma į juos gyvai, jeigu kartais nepavyks gyvai, tai galbūt po eterio. Ir Žilvinai, pradėkim nuo to, kad tradiciškai, kaip ir kiekvienas svečias, prisistato. Pasako tai, ką jisai norėtų, kad mes apie jį žinotumėm. Tai kaip tu save pristatai? Labai geras klausimas, nuo pat pradžių tai sveiki be visako visi, malonu būti čia. Tai kaip žinia, mano vardas Žilvinas ir daugiau nei 20 metų užsiemu skaitmenizacija, pardavimais ir komandų valdymu. Tai 3 sudedamosios dalys, manau, kurios yra aktualios visiems, tiek dalyvaujantiems gyvai šiame pokalbėje, tiek vėliau jį peržiūrintiems. Ir realiai pastarosius 2 metus labai stipriai dirbu ir naudojuosi tuo pačiu dirbtiniu intelektu, jeigu dar tiksliau tai jo įrankiais. Šiai dienai vadovauju tarptautiniai dirbtinio intelekto ir gynybos pardavimų komandai, kuri dirba su pasauliu išskyrus Ukrainą. Gerai, ačiū. Labai įdomi, intriguojanti dalis to prisistatymo. Gynyba, tai reiškia kažkas ten, ko tu mums negalėsi papasakoti tikriausiai, ne? Visko tikrai ne, dalį, kad suprastumėt, manau, kad tikrai bus galima paimti. Puikiai. Žilvinai, tai tada nuo temos. Mes sakom, kad nepakeis dirbtinis intelektas to pardavimo vadovo, bet pakeis vadovas, kuris naudoja dirbtinį intelektą. Kaip tu galvoji, kiek laiko liko tam vadovui, kuris nenaudoja dirbtinio intelekto, kol jį pakeis? Kiek čia? Už mėnesio, už pusmečio, už metų, už 5, kaip tavo matyme? Tokio vieno laiko nėra, kadangi kaip ir visi vadovai, dažniausiai turim specifinės arba darbo rinkas, arba specifinius sektorius. Jeigu kalbam apie didžiosius verslus, kas ir pasaulyje jau yra, tarptautiniuose versluose jau pakeitinėja, tai reiškia, jau pats procesas prasidėjęs, jeigu kalbam apie tą pačią Lietuvą ir apie mažesnius verslus, galbūt regioninius ar nišinius labiau, tai čia, manau, prireiks dar pusės metų, kad pradėtų tas procesas ir pas mus. O dėl ko tu, žiūrėk, tas reikštų, kad didelė dalis pardavimo vadovų nenaudoja dirbtinio intelekto arba naudoja jį ten taip fragmentiškai, turėdami nemokamą versiją. Kodėl taip yra, kaip tu galvoji? Vieno recepto šiam klausimui nėra. Su kuo aš dažniausiai iš praktikos susiduriu, kai tenka ir pasikonsultuoti ir su pažįstamais susitikus padiskutuoti šią temą, kodėl naudojam arba nenaudojam dirbtinio intelekto, tai dažnu atveju nenaudojimas atsiranda su baime. O kas jeigu, o jeigu ne taip, o aš nežinau, nemoku, man visada sekėsi gerai ir komandai sekėsi gerai, rezultatai geri, pasižiūrėk tas pats McKinsey būtent vėlgi turi studijos, kuomet yra atleidinėjami tie patys pardavėjai arba žmonės pakeičiami dirbtiniu intelektu ir po pusės metų žiūrėk, jie vėl samdomi, nes tiesiog tai vadinamieji tokenai yra išbrangę ir labai daug skirtingų kampų. Jeigu paėmus, tarkim, Lietuvos vidutinį verslą, nekalbam apie tarptautinius, tai čia įsivardinčiau galbūt tą nepopuliariąją dalį, kuomet darbuotojų, tai yra kolegų, tų pačių pardavėjų, sulaukiama kritika arba bent vieną kartą yra tekę, tai gal nesakinėk man su dirbtiniu intelektu arba nesinaudok dirbtiniu intelektu, kai yra sakoma vadovui. Ir aš tuomet paklausiau, kodėl.
kodėl tu gali nesinaudot. Na, natūralu, jeigu į kiekvieną Teams žinutę ar, nežinau, Slack'o atsakinėjai, tai natūralu, kad nieko galbūt gero nėra ir tikrai vertėtų susimastyti, bet įjungti įrankius į tą patį onboardingą, tos pačius pardavimus, pipeline stebėjimus, CRM, galbūt tobulinimus, aš manau, kad yra verta ir tikrai naudinga. Tai žiūrėk, mes jau sklandžiai pereinam tada prie klausimų ar temos. Tai ką daryti tam pardavimo vadovui šiandien, kad jo nepakeistų tas, kuris naudoja dirbtinį intelektą? Įsivesti terminologiją arba nebijoti pradėti vadovauti dirbtinio intelekto darbuotojui. Čia toksai geras. Pradėti nebijoti. Šitas man labiausiai patinka. Bandau įsivaizduoti, kaip pradėti nebijoti. Na gerai, bet baimės palikim nuo šaly. Tai ką konkrečiai reikėtų daryti, ne įsivesti, tai jeigu taip pat eiliniam paprastam pardavimo vadovui netechnologinę kalbą pasakytum, kokie žingsniai turėtų būti padaryti. Arba galėtų būti padaryti, žinai, čia turėtų matyti ne visai tas žodis. Dirbtinis intelektas iš esmės turėtų būti tau kaip vadovui, kaip oponentas. Ne kaip vadovas, ne kaip kolega, ne kaip kažkoks, ir kaip oponentas. Ir, na, tarkim, pradėkim, atsidarykim, kad ir tą patį nemokamą. ChatGPT, Claude, Gemini, bet kokį įrankį, kurį tik naudojam Lietuvoje ir yra patikrinti. Ir tiesiog užduokim paprastą pavyzdį. Tu esi mūsų klientas, nenori pirkti, esi skeptiškas, užduok man kaip vadovui sunkius klausimus, įvertink mano atsakymus, pasakyk, kur praradau pasitikėjimą. Ir su tokiu vadinamuoju promptu arba įrašu ChatGPT mes galim pamatyti, kaip su tiek nedaug informacijos, kokį atsakymą jis pateiks. Ir tai bus pirmasis tavo žingsnis į supratimą, kaip ta technologija veikia. Nes technologija iš esmės jinai nėra kažkoks tai baubas, na, įsivaizduokim arba prisiminkim, kuomet visi tie patys vadovai, galbūt jaunystėje dirbom tiesiog pardavimų vadybininkais, dirbom su standartiniu Exceliu. Ir kai atsirado CRM'as, kaip visi išsigandom, kaip visi bijojom, kaip nenorėjom, kaip buvo prievarta, kokia čia nauda ir panašiai, pripratom. Tai jeigu pasilyginu su tuo, kad tai tiesiog yra įrankis oponentinis, kuris tau padeda, dirba kartu, arba net ir daugeliu atveju išsprendžia tuos nemalonius darbus arba atsikartojančias rutinas, tai kodėl jį padėti šalį? Ar teisingai suprantu, kad tu esi pardavimo vadovas? Panašiai. Verslo plėtros labiau, bet dalis funkcijos tikrai taip. Tai žiūrėk, gal tu galėtum pats papasakot, pasidalinti patirtim, kaip konkrečiai tu naudoji dirbtinį intelektą pardavime? Ar kaip pardavėjas, ar kaip pardavimo vadovas? Elementariausias, paprasčiausias, jeigu tai per rutiną, tai yra naujo kliento įsivertinimas. Tai reiškia susirinkimas koncentruotos informacijos, prasitestavimas, prasirinkimas, galimai į kokius mūsų konkurentus kreipiasi ar nesikreipia. Ir tokią informaciją aš galiu gauti per kelias minutės automatiškai. Ok. Dar kartą pasitikslinkim. Tu gali gauti, tau dirbtinis intelektas gali suteikti informaciją, ar tavo klientas potencialus, jisai yra kreipęsis į tavo konkurentus. Taip. O kaip šitą informaciją pasidarome agentus ir dažnas, kuris nebijo pardavėjas naudotis dirbtiniu intelektu, frazė simple stupid copy paste su visomis informacijomis, kainomis, kliento pavadinimu įkelia ir parašyk man pasiūlymą tokiam klientui. Ta informacija daugiau ar mažiau vaikšto, išplaukia iš to ir taip. Supratau. Tai nėra 100%, bet yra galimybė tokią informaciją gauti, kai kalbam ypač apie tarptautinius klientus. Ok. Gerai, tai reiškia, kad įsivertinimas to kliento. Ir tada, kas vertinama to kliento potencialą, jisai suskaičiuoja ten ar galimybės, ar kurią vietą. Kaip? Pradedant nuo galimybės, potencialo ir netgi preliminarų pipeline galima pasibraižyti, kaip ir kurioje vietoje jis pas mus atitiktų. Jeigu jau lendam šiek tiek giliau ir daugiau išprususiems, tai yra vadinamasis agentic workflow,
kuomet tu gali susidėliot būtent tos mini agentus, kurie atlieka didžiąją juodąją dalį už tave. Tai reiškia, paruošia tiek ir atsakymus, profiltruoja tavo elektroninio pašto gautus laiškus, automatiškai suvedant netgi ir į CRM. Lygiai taip pat su CRM papildomi, tarkim, kas man gelbsti kasdien, tai yra papildomi ir Slack'o ar WhatsApp'o ir kitų tokių, sakykime, labiau intimesnių bendravimų su klientu yra galima ištraukti duomenys ir juos prisiminti ir užsidėti tos vadinamosius atsikartojimus, kada sugrįž pas klientą ar tiesiog priminti apie save. Tai čia tokia labai... Ar teisingai tave suprantu, kad... Teisingai tave suprantu, kad dirbtinis intelektas galėtų už mūsų užpildyti CRM-ą? Taip ir ne. Užpildyti iki pateikimo. Tai iš esmės yra tikrai nesudėtingi ir neperlipant tų vadinamųjų subscriptionų kainos galima pasidaryti minimalius agentus arba minimalius būtent atsikartojančius veiksmus, kurie paima ir užpildo būtent CRM iki pateikimo. Ką tai reiškia? Tai reiškia, yra draftė ir jums reikia bet kokiu atveju patvirtinti. Čia iškart dedu rekomendaciją, netiduokit visko iki vadinamojo go live'o dirbtiniam intelektui. Įrankiai galingi, taip jie gali daug, bet pasilikit tą savo vadovo principą įtraukti, neįtraukti, atsakyti, neatsakyti, siūsti, nesiūsti. Ok, gerai. CRM'as. Kaip dar tu naudoji dirbtinį intelektą pardavime? Jeigu labai atvirai, tai aš turiu pasidaręs savo mini klonus, kurie viską už mane atlieka. Tiek nuo prospektinimo. Viską. Papasakok, jau intriguoja. Viską tai ką? Kaip viską? Kad ir šiuo metu, kuomet kalbamės, aš žinau, kad yra visi WhatsApp'o signalo atsakymai parinkti, aišku, jie daugiau mažiau šabloniniai, surinkama informacija, susisteminama ir man vakare pateikima ataskaita, kam, kur, ką atsakyti, nusiųsti, pakartoti, priminti, kur sąskaitos yra pakibusios, jeigu e-mailus įkrito tiek į bendruosius, ten tarkim BizDev'o ar Sales'ų, įkrito yra išsiųsti pagrindiniai klausimynai, ką reikia užpildyti, kaip užpildyti su nuorodomis į kurias vietas. Ir aš vėlgi gaunu ataskaitas, kas užpildė, neužpildė. Tai iš esmės mano darbas sekančią dieną yra persižiūrėti ataskaitas, išsiųsti laiškus iš draftų ir susitikrinti būtent CRM, ar reikia kelti ar nereikia. Puikiai. Dar prijunkim tą patį marketingą, jeigu kažko trūksta, turim ir komercinius pasiūlymus su aiškiomis nustatytomis kainomis. Tai reiškia, kad jeigu klientas grįžta iš to pačio CRM-o, yra duodamas, išsiverst triggeris, duodama užklausa į CRM-ą tą patį, sutikrinama, koks yra statusas, net ir statusų pakeitimai pilnai veikia, tai iš esmės tokie minimalūs dalykai iki savaitinių, mėnesinių ar managemento ataskaitų parengimo, surinkimo iš visų naudojimų platformų, tiek per komandą, tiek per dirbtinio intelekto komandą, tiek per bendrąją tarptautinę komandą, tiek būtent iš asmeninio vadinamo sales'o paketo. Kai tu sakai dirbtinio intelekto komanda, tai ką tu turi galvoje, kad visiems būtų aišku? Dirbtinio intelekto agentai, kurie turi tam tikras užduotis, jeigu lyginant su darbuotojais, tai, sakykime, pardavimų vadybininkai, content writeriai, tie patys analitikai ir natūralu, kad pačioje pabaigoje turi tokį vadinamą testuotoją, kuris patikrina, ar viskas yra vietoje, ar viskas atitinka nustatytas taisyklės ir tuomet testuotojas arba asistentas pateikia man prieš siuntimą arba prieš atidavimą reikalingą informaciją. Ir kiek tokių agentų komandai tu turi? Šiai dienai 48. 48. Tai realiai yra 48 agentai, kurie dirba draugė su žmonėm. Taip. Gerai. Dabar žiūrėk, tada man klausimas toks, taip kaip tu nupasakojai. Šitą galėtų daryti bet kuris pardavėjas, iš principo techniškai įmanoma.
kuris valdo įrankį. Kam iš vis reikalingas tada pardavimo vadovas kaip tarpinė tarp aukščiau esančio vadovo ir pardavėjo? Kokia funkcija tada pardavimo vadovo? Nes mūsų ir pavadinime yra apie pardavimo vadovą. Tai kam tas pardavimo vadovas iš vis būtų reikalingas? Ir bus reikalingas ateityje, nes mes dažnai kaip yra ir dar ekstrapoliuojam, galvom, kaip ateityje bus. Vat, tu sakai pusmetis, kas yra truputėlį gąsdinantis reikalas daugeliui, nes tas reikštų, kad po pusės metų aš jau būsiu atsilikęs. Pardavimo vadovas, jeigu aš nenaudoju, ne? Čia grįžtant, kad nebūsi atsilikęs, bet tu ateisi prie tos vietos, kuomet atsiras klausimas, vat būtent toks pat, o kam tas pardavimų vadovas, kuomet Petras iš komandos už tave atlieka viską ir jis ataskaitas pateikia paruošia ne per 2 dienas, bet per pusdienį ar per kelias valandas ir visa vadyba aukščiausio lygio mato. Tai mano požiūris yra labai paprastas. Nepamirškim, kad schema turėtų būti labai paprasta. Žmogus, procesas, dirbtinio intelekto darbuotojas, rezultatas ir vėl žmogus. Ir kai kalbam apie žmogų, komanda yra pardavėjai. Tarkim, patys žmonės, ta pati mūsų komanda, kas ugdys juos? Kas juos motyvuos? Kas ugdys tave spręsti problematinius klientus? Nes dirbtinis intelektas veikia labai paprastai. Kokią informaciją paduosi, praktiškai tokį atsakymą gausi. Parašysi vieną eilutę, nepatenkintas klientas, atrašyk šį e-mailą, jis tau ten porą sakinių ir atrašys kažką iš bendrinio suvokimo. Bet jeigu tu nupasakosi detaliau produktą, įmonę, šiek tiek galbūt ryšį su klientu, kas neperžengtų vėlgi to konfidencialumo ir kad padėtų jį išlaikyti arba atsakyti profesionaliai, ir tu skaitydamas atsakymą kaip žmogus, tu supranti, kad arba gerai, arba ne, tinka arba netinka. Tai lygiai taip pat ir vadovui, tai komandą reikia ugdyti. Empatija taip pat atsiranda būtent tas pats mokėjimas. Dirbtinis intelektas jau gali paskambinti už jūs ir atlikti šaltą skambutį. Taip. Bet ar jis gali palaikyti ryšį? Dirbtinis intelektas gali sudalyvauti parodoje ir turėti tą ryšį su klientu, tą užsakymo, tą palaikymo, tą galbūt supratimo, tą galbūt elementarų, kas pardavimuose prisimenama dažniausiai antrame, trečiame ketvirtyje, kai vyksta štilius, kad tie patys klientai nori pasikalbėti su tavimi būtent dėl žmogiško ryšio, kaip sekasi, kaip vasarauja ir panašiai. Tai to dirbtinis intelektas šiai dienai dar neišmokys, kad ir kokį promptą ar kokią logiką mes jam sudėliotume. Vadovas, jisai turi transformuotis į tai, kad mokėtų dirbti su komandomis. Tiek su dirbtinio intelekto darbuotojų komanda, tiek su gyva komanda. Ir orkestruoti būtent tą visą veiksmą, orkestruoti susitelkimą į rezultatą, orkestruoti būtent pastiprinimą, nes komanda yra stipri tiek, kiek yra stiprus jos silpniausias narys. Paliksim tą įvertinti dirbtiniam intelektui? Šiai dienai dar ne. Bet kaip tą silpniausią grandį, kaip jai parengti planą, čia reikalingas vadovas, nes jis mato, kur sunkiau sekasi. Jeigu nemato, taip, dirbtinis intelektas gali padėti nukreipti, kaip sužinoti per tuos pačius coachingo projektus, kurių yra vėlgi N+K pasirinkimų, kurios galime įsidiegti pas save, arba galime naudotis jau laisvai prieinamus dirbtinio intelekto. Ir tai padidina to pačio vadovo efektyvumą. Ja, dabar žiūrėk, iš to, ką aš girdžiu, tokia įdomi mintis atėjo į galvą. Tu labai tiksliai ir taikliai vardinai tas žmogiškasias funkcijas pardavimo vadovo. Ir aš pagalvojau, o gal tada efektyviam pardavimo vadovui iš vis nereikia dirbtinio intelekto, nes, komandos motyvavimas nedirbtinio intelekto yra funkcija. Tai jeigu aš, pavyzdžiui, aš esu pardavimo vadovas, kuris iš vis neturiu žalio supratimo apie dirbtinį intelektą, arba beveik neturiu, nenaudoju jo darbe su komanda. Mano komanda visa naudoja, ten turi po 48 agentus, savo jie dirba, jie yra pardavime ir tarkim, kad jeigu aš nesu pardavime, bet esu tik vadovas, tai gal man iš vis nereikia dirbtinio intelekto kaip tokio, gal aš galiu tiesiog kaip tik būti vertingesnis ne technologiniu požiūriu, bet žmogiškų požiūrių, motyvavimas,
ten nuotaikų valdymas, ten, daugybė dalykų. Ugdymas tas pats, tai ugdymas taigi ne technologinis procesas, iš principo žmogiškas procesas. Ką manai apie tai? Labai geras ir, sakyčiau, laiku ir vietoje netgi klausimas, pamąstymas. Taip, ir tai bus. Kažkuriuose organizacijose tai bus, tai priklausomai nuo to, kiek ir kaip plačiai tu dirbi su žmonėmis. Bet ką aš matau šiandien, kad yra labai didelė dalis, ypač jeigu kalbant apie užsienio organizacijas, kuomet pačių pardavimų komandų iš esmės žmonių skaičius mažėja, todėl kad žmonės tampa efektyvesni. Ar rezultatai tampa geresni? Čia stebime įvairiausias perspektyvas, kad ne visada. Žmogiškoji perspektyva, taip, ji yra gerai ir ji yra reikalinga, bet tada galbūt gražinu tą patį klausimą, o kam tuomet pardavimų vadovas, jeigu tą patį žmogiškumą galėtų palaikyti vadovas, organizacijos, įkūrėjas ir panašiai. Matai, čia irgi gilus klausimas, bet šiaip vadovas turi daugiau reikalų, jis ne tik pardavimų užsima logistika, gamyba, po juo yra ten finansai ir taip toliau. Tai žinai, ten motyvuoti pardavėjus tada, kai pas tave sandėlį betvarkė, tai, nežinau, ar jis turės tą laiką. Tai grįžtam prie to pačio klausimo ir prie to pačio atsakymo, kodėl tam pačiam pardavimų vadovui mokantis naudotis dirbtiniu intelektu ir pasitelkus tai nepadėjus išspręsti ir kitų problemų. Tai jeigu gerai pamenu bent jau iš didžiosios praktikos, tai pardavimų vadovas dažniausiai mano atvejais yra tarpinė grandis arba visų neigiamų emocijų ar visų degančių reikalų surinkėjas, prafiltravimas ir tuomet nuvedimus komandai, kad komanda galėtų efektyviai dirbti. Taip. Tai jeigu sandėlys nevažiuoja, o tu esi vadovas, kuris... Ten ar gamyba, ten kažkas, Čia žanro klasika, gamyba niekada su pardavimais nedraugauja. Tikrai taip. Žiūrėk, tu užkabinai tokią mintį apie pardavimus, kad efektyvumas didėja, bet pardavimai nebūtinai. Gali praplėsti? Tas pats dirbtinis intelektas. Kam mokėti už tokią nusiką, vis tiek mes neturėsim daugiau pardavimų. Bet būtent. Dirbtinis intelektas, kur atsiranda pavojingumas, kad mes net ir nereikšmingą arba neprioritetinį darbą iškart pradedam skaitmenizuoti ir su dirbtiniu intelektu apdoroti. Bet ką. Kuris trunka 1 minutę, kuris trunka 30 sekundžių ir mes ne tai, kad sutaupom laiko, mes jį tiesiog išleidžiam, žaisdami, nemokėdami teisingai susidiegti pačio dirbtinio intelekto ir bandydami kažką tai iš bendro žinojimo ar be pasitarimo sukurti naujo, kas jau tikrai egzistuoja. Ir taip užsiveliame tą vadinamą lūpą, kuomet vis kuriam, o nepaskambinom klientui, negrįžom su feedbacku, tas pats sandėlys vėluoja informavo, bet nepranešėm klientui, klientas nepatenkintas ir po 2-3 dienų turim nepatenkintų klientų, padidėjusi čurną ir žiūrim, kad nebe pardavimais užsiemam, o bandom iš pardavėjo ar pardavimų vadovo patapti IT programuotoju ir išspręsti visas pasaulio problemas. Teisingai tada suprantu, kad pardavimai nedidėja ne dėl to, kad mes ten, ne dėl to, kad dirbtinis intelektas nenaudingas tam pardavimų didinimui, bet dėl to, kad mes nemokam naudoti dirbtinio intelekto pardavimų didinimui. Dažnai susiduriu su, gal negražiai išsireiškiu, su jaunatvišku maksimalizmu, kuomet norime visko čia ir dabar. Norim greit karjeros, norim greit iš pardavėjo patapti vadovų. Galbūt kartais tai ir pasiseka ir tuomet mes iššokam į ne savo batus, be patirties. Ir staiga pagalvojom, kad Claude, GPT, Gemini, jis man padės. Pasirašysiu kelis promptus, tiesiog pabendrausiu su protingesniu už save, be daug konteksto ir išspręsiu visas problemas. Vadinamasis generika arba bendrasis, taip. Jūs galite tą padaryti. Bet kai pradedam kalbėti, ar tarkim, kai
pačiam ir nepavyko, ne vienas agentas, ir tikrai yra buvo skaudžių tokių prasileidimų, gal galėčiau vardinti, kuomet ir klientam išeina ne tie laiškai ar ne tie pasiūlymai, sumaišomus įmonės ir panašiai. Tai tuomet be tos praktikos, be to supratimo, ką aš noriu pasiekti, koks mano tikslas, galim prisidaryti tikrai daugiau iššūkių, nei kad naudos. Ir tuomet tie patys pardavimai stoja, mūsų operaciniai kaštai didėja, vadovai nepatenkinti, nes biudžetai nesužiūrėti, reprezentaciniams kliento ar partnerio nusivest pietų nebėra, ryšio kurt kaip nebėra, ir mes einame tą patį COVID laikotarpį, kuomet tik Teamsai, Zoomas ir nebėra ryšio, nebėra pardavimų ir žiūrim, ką daryti toliau. Nes jeigu aš esu pardavėjas, mes aišku dabar ne apie vadovą, apie pardavėją kalbam, tai aš suprantu, kad dirbtinis intelektas man gali labai pagreitinti darbą, užpildyti dalį CRM, kaip mes šnekėjom, atlikti klientų analizę, kurią aš užtrukčiau, nežinau, valandą laiko ieškodamas tų duomenų, jeigu ieškočiau. Ne? O šiaip agentas tą matyt per, nežinau, 10 minučių padarytų tą patį darbą. Ir aš sutupau laiko, galiu daugiau laiko praleisti su klientais, tai pardavimas neišvengiamai turėtų padidėti. Tai vietoj to, kad aš paruoščiau ten 2 pasiūlymus per dieną, su dirbtinio intelekto pagalba aš galiu 4, ir jeigu konversiją palikti tą patį, tai aš turėčiau 2 didesnius pardavimus. O tokia logika turėtų būti. Bet aš suprantu, mes šitą nebūtinai stebime realiuose aplinkybėse, ar ne? Tikrai taip. O dėl ko? Bet sakau, ar dėl nemokėjimo, ar dėl kažkokių kitokių priežasčių? Tai čia ir atsiranda vadovas, kuris moka naudotis ir naudojasi dirbtiniu intelektu, ir jis gali padėti, pakaučint, lygiai taip pat uždėti kažkokias, tai sakykime, nedraudžiamasias vietas, bet žiūrėk, aš nudegiau arba aš turėjau praktikos, ABC neveikia, galim padėti tau susitapinti. Net nebejoju, kad po 1,5 metų vienas iš pagrindinių pardavėjų onboardingo proceso bus dirbtinio intelekto įrankių, būtent pats onboardingas, tai yra surašymas taisyklių ir panašiai. Ir jeigu tu kaip vadovas nesuprasi arba nebūsi bandęs, tau bus labai sunku iššokti, padėti ir atsakyti klausimus. O jeigu tu prarandi autoritetą kaip vadovas, tai klausimas, tuomet koks tu vadovas? Ar tu tiesiog pardavėjas? Geras klausimas. Mes turim klausimą iš Aivaro. Uždaras klausimas. Ar neatrodo, kad dirbtinis intelektas pakeičia ir efektyvina ne pardavėjus ir ne vadovus, o asistentų sekretorių darbus, techninius visokius Exceliukus, raštų rašymus, susitikimų, bukinimus ir taip toliau panašius darbus? Priklausomai nuo srities, tai gali būti taip, jeigu yra didelė organizacija ir kiekvienas pardavėjas turi po asistentą, vadinamąjį administratorių ar administratorę, kuri parengia už jį, supildo viską, tuomet taip. Bet jeigu kalbam apie vidutinio verslo, tarkim, Baltijos šalyse ir Europoje, tai, ne per seniausiai ir pats dar pildydavau ir tą patį Excelį, ir pasiūlymus ruošdavau, ir pats klientams skambindavau, ir susitikimus bukindavau, ir tą patį komandą darė. Tai manau, kad tai tiesiog yra priklausomai nuo organizacijos dydžio ir būtent to pačio pardavėjo ir ar, jeigu kalbame apie pardavimų vadovą, pareigybės apibrėžimų. Dabar žiūrėk, šokant toliau į kitus klausimus. Dabar aš pagalvojau, kad gerai, mes, tarkim, pardavimo vadovas, pardavėjai naudoja dirbtinį intelektą, bet dabar klientai irgi naudoja dirbtinį intelektą. Minėjai McKinsey, ten jie turi ištisą, nežinau, dabar jau turbūt produktų liniją, kaip nupirkti. Tai reiškia pirkime dirbtinio intelekto panaudojimas. Tai realiai nebetoli tas laikas, kada mes, būdami pardavėjais, bet kokiu atveju susidursim su dirbtiniu intelektu iš klientų pusės. Kaip tu galvoji, kas tada bus? Bet kokį verslą paėmus, ar bet kokią situaciją iš esmės, jau dabar yra atveju, kai dirbtinis intelektas kalbasi su dirbtiniu intelektu. Taip.
Ir kas tam tada? tikra Ir nišė. ką tada veikia pardavėjai ir pardavimų vadovai? Pardavėjai tuomet eina pas vadovus ir klausia, ką tokiu atveju daryti, nes matau, kad bendrauju su dirbtiniu intelektu ir tuomet vadovas, kuris dirbęs, paklausia labai elementaraus klausimo, o kada buvai gyvai susitikę su klientu? Ar neverta jį aplankyti? Ir čia grįžtam prie to pačio žmogiškojo, nes prisiminkim save, kai esam darbo įkarštyje, kai telefonai netyla, e-mailo dėžutės yra perpildytos ir tu stengiasi atsakyti, ir kaip ir Aivaras minėjo, gavai nemokamą įrankį ir dabar tavo sekretorė atsakys. Taip. Bet vieną po kito kepi atsakymus ir nebėra ryšio. Taip. Bet kuomet išvyksti pas tos pačius klientus, na tarkim, aš su dokumentų valdymo sistemų teko labai dirbti ir geriausi rezultatai tiek key accountų, tiek tų pačių pardavėjų būdavo, kai jie išvykdavo pas klientus. Taip. Susikurdavo ryšį ir grįždavo su tais pačiais pardavimais. Ir čia, tašykit kuolą ant galvos, aš manau, kad tai niekada ir nepasikeis. Na žiūrėk, aš dabar esu klientas, aš noriu nupirkti kažką tai. Na, Dėl ko aš turėčiau norėti susitikinėti su tuo pardavėju? Jeigu tai yra, nežinau, kažkas nesudėtingo. Reiškia, kur, aš suprantu pardavėją, kuris nori ryšio su manim, kaip su klientu. Klausimas, ar aš noriu ryšio su juo, su tuo pardavėju? Tai gal man paprasčiau yra užleisti agentą vieną iš 48, kuriuos aš turiu, ir jis nupirks, ko man reikia. Žinoma. O taip, klausimas, tuomet man. Žiūrėk, ir jeigu pas mane tikrai agentas užsima pirkimu, ne, tai aš sėdžiu, aš pirkausi su agentais. Pardavėjas nori prasimušti iki manęs, tam, kad susitiktų su manim, kad užmegztų ryšį su manim. Kodėl aš turėčiau norėti ryšio su to pardavėju, kur darbą gali atlikti agentai? Mano, kur tie vienas iš 48 arba ten keliese nesusirinkę. Biški, sureaguok į tą mano tokį, nes aš turiu abejonę. Tai taip, ir taip vyksta. Ir grįžkim prie to pačio McKinsey arba kitų didžiųjų, kurie prisisamdė dirbtinio intelekto, prisikūrė agentų, tokenų išleidimai kyla į viršų, tai vadinasi, kas gaunasi, kad tavo perkama prekė išauga eksponentiškai dėl operacinių kaštų. Ir tu vėl grąžini žmogiškąją perspektyvą, mažindamas tos pačius tokenus, mažindamas operacinius kaštus. Na, tipo, su žmogum pigiau. Ir pardavėjas tas. Va čia kiekvieno būtent atvejo analizė būtina ir reikėtų įsivertinti. Nes, ką ir minėjau, mes dažnai labai nueinam į lankas ir pagalvom, kad dirbtinis intelektas, kaip minimasis AGI, kur jau tiesiog ir galvoja, vos nesiela turi ir viską padaro už tave. Bet ne, to nėra. Tai yra tikrai palengvinantis darbą įrankis arba įrankių mišinys. Bet vėlgi, klausimas, ką mes perkam. Jeigu mes kalbam šiuo tavo dariu atveju, ten, tarkim, nežinau, tušinukai ar dar kas viešųjų pirkimų sistemų, tarkim, pas mus Lietuvoje, puikiai pardavėjas turi suprasti dirbtinį intelektą, jeigu supranta pasigauti būtent numanomus promptus pirkėjo ir pateikti tiesiog geriausią pasiūlymą. Viskas. Bet čia ir kalbam apie kainą. Bet jeigu mes kalbam apie didesnius pirkinius, na, tarkim, sistemas, vis tiek reikės onboardingo. Kad ir koks asinis produktas, vis tiek reikės onboardingo. Ok, YouTube video, explainer video, dar begalė įrankių. Dingsta ryšys, ir dažniausiai tie asiniai produktai vienaip ar kitaip jie miršta arba pereina būtent į tą grįžta į embriono fazę, kuomet reikia plėstis, nėra klientų feedbacko, nėra klientų duomenų ir tiesiog užsistagnuoja, ateina naujas žaidėjas ir taip tas ratas kartojasi. O jeigu jungiam tą žmogiškai pardavėją, kuris, jeigu protingesnis ir kaip vadovai dažnai ugdo, kad reikia sudalyvauti ir konferencijose, šiek tiek apie klientą tą knowledge base pasidaryti, tu žinai, kokiuose konferencijose jis lankosi, tu žinai, kokiuose renginiuose galbūt. Ir aš dariau, sutinku tave kažkur, užklausiu, kaip sekasi, galbūt ir nenoriai, papasakoji, kad daug dirbtinio intelekto turi prisikūręs agentų, jie tau dirba, pirkimus daro, viskas ok. Aš galbūt apie kainą užsimenu.
Ir pats proaktyviai tau paskambinu po mėnesio, kaip sekasi su agentais, kaip jų sąskaitos, nes girdėjau, kad naujas dirbtinio intelekto modelis išėjo, kuris yra ganėtinai brangus, bet daro daug. Ir tu greičiausiai pradedi panikuoti, nes tu matai iš tikrųjų tas sąskaitas, kurios eksponentiškai auga. Ir tuomet klausimas, o kodėl tau nepasikalbėjus bent jau su to pardavėju, pažiūrėti, ką jisai siūlo, ar kiek tai yra naudingiau, efektyviau, gal net ir pigiau. Na gerai, žiūrėk, tas reiškia, kad pardavėjas tam, kad jisai išliktų, ir pardavimo vadovas, kad jis išliktų, jis turi būti pigesnis negu dirbtinio intelekto panaudojimas. Pigiau negu tokenai turėtų būti teisingai. Ne, aš taip paprašiau gudrumu, ne pigumu. Aha, pasakyk daugiau apie tai. Gudrumu Jeigu tai... jeigu viską matuoji per piniginę prizmę, tai natūralu, kad atsidursi tiesiog tam pačiame Excel'yje arba platformai, kur tu viską skaičiuoji, pačiam PNL. Bet jeigu tas pats gudrumas įeina, tai vėlgi mes dirbant su klientais matom, ką priklausomai nuo produkto, aišku. Bet jeigu kalbam apie maratoninį pardavimą, tai reiškia, kad reikės ir upsellų, mes tą klientą palaikysim, mes jį norim turėti ryšį, susikurtą ryšį ir jį palaikyti, tai mes numatom ilgesnėje perspektyvoje nei kad vienkartiniai pardavimai. Nes patys pardavimai tai yra ar parduoti, ar paduoti. Pardavėjų pilna, o gerų pardavėjų yra. Grįžkim prie vadovų. Kas užugdo gerus pardavėjus? Patys pardavimų vadovai, kurie praėję tą pačią sunkią mokyklą, kurie turi dar tos patirties ir kurie gali patarti tam pačiam pardavėjui, kad gal šok iš to savo promptų kanalo, paimk telefoną, paskambink, paklaus, kaip sekasi. Taip. Ir toks vėl užburtas ratas. Dirbtinis intelektas to tą patį čarną gali greit prapuotit, parodyti, kur yra kažkokios tai raudonosios vėliavos ar geltonosios. Taip. Ir įspėt, bet jis nežinos, ką, nežinau, Žalgirio direktorius kokiuose renginiuose lankosi arba kodėl jis toks ir toks. Tik iš bendrųjų. Na, o dabar žiūrėk, grįžkim pusę žingsnio atgal, gal netgi visą žingsnį, į mūsų pavadinimą. Tai reiškia, kad mes sakom, kad pardavimo vadovą, nenaudojantį dirbtinį intelektą, pakeistas, kuris naudoja dirbtinį intelektą. Ir dabar įsivaizduokim, kad kažkurio tai momentu visi pakeisti ir visi naudoja dirbtinį intelektą. Tai tas, suprantu, konkurencinis pranašumas, jisai labai greitai išnykt turėtų, ar ne? Geras klausimas. Dirbtinis intelektas, jisai pats iš savęs matom tas varžybas, kiek greitai ir kaip šuoliuoja. Klausimas, ar tiek mums ir reikia, vėlgi tuomet atsiranda tos pačios kainos perspektyva, tai klausimas, kas pigiau ir iš tikrųjų efektyviau, bet vėlgi nukreipčiau ir grąžinčiau šiek tiek atgal į tos pačius procesus. Tai patys standartiniai procesai. Ir galutinis klausimas, tai kągi visgi mes norim pasiekti. Jeigu mes norim būti fancy madingi, naudokim viską iš eilės, į kairę dešinę tos tokenus leiskim ir viskas yra kuo puikiausiai. Jeigu mes norim būti efektyvūs, pasibandykim, pasižiūrėkim. Bet jeigu tu niekada nedirbai su dirbtiniu intelektu, tai tau laiko perspektyva užtruks ilgiau, nei kad dabar, tarkim, po truputį jau pradėti žiūrinėtis, kokios tos galimybės, kuo skiriasi vienas nuo kito agento, kokius įrankius kolegos naudoja, kokius įrankius ta pati komanda naudoja. Čia toks, sakykime, kompleksinis darinys. Aš galvoju dabar, tai kokia čia ta perspektyva, kaip čia toliau vystysis viskas, kaip tu galvoji? Mes susitiksim po metų čia ir kaip tu galvoji, kas bus kitaip, negu kad yra dabar, kalbant apie tą dirbtinio intelekto panaudojimą pardavimo valdyme ir pardavime. Iš to, kaip tu matai, kaip vystosi, kaip auga, kaip panaudojimas keičiasi. Turėsim tikrai labai daug smagių ir skaudžių pamokų, apie kurias galėsim pasikalbėti, kaip kas pavyko, kaip kas nepavyko.
kaip susimaišėm klientus, kaip kainos netos nurodytos, kas ir žmogiškai būdavo, tai dabar įvyksta eksponentiškai augančią perspektyvą į viršų, kad tai yra daugiau dažniau dėl to bandymo. Galimai net ir nekalbėsim, galbūt gyvai turėsim jau savo avatarus, kurie už mus pakalbės, mes tik būsim tekstą paruošę ir tą sėkmingai jau daro iš knygų podcasto tipų, bet jeigu pasilikus tą patį formatą, manau, kad turėsime ir daugiau specifinių klausimų, į ką koncentruotis, kokie įrankiai yra aktualiausi ir tai jau taps kasdienybė, sakykime, 85% pardavimų vadovų, kad tiesiog jie dirbs jau su dirbtiniu intelektu, ne tik su standartiniu ChatGPT chatu ar Claude chatu, bet jau ir daugiau su tomis sistemomis, arba kaip leidau savo pradžioj taip pavadinti dirbtinio intelekto darbuotojais arba dirbtinio intelekto komandomis. Tai bus neatsiejama dalis, kaip šiandien CRM-as. CRM-ui didesnioji dalis pardavėjų jaučia neapykantą. Tai aš galvoju, ar tas pats negresia dirbtiniam intelektui. Matai, vadovai šiuo atveju jaučia neapykantą darbuotojams, kurie nepildo to CRM-o. Juokauju. Tikriausiai ne visi taip yra. Taip, žanro klasika. Konfliktas yra, jis egzistuoja, jis gana dažnas yra. Žiurkėnų ratelis. Ir įsivaizduokime, dabar labai yra lengvas, yra net keli įrankiai, kurie klausimas, dabar senokai nesusidūriau su pardavėjais, kurie anksčiau labai nemėgdavo po susitikimo siųsti susitikimo minučių. Taip. Čia, tarkim, 7-8 metai atgal, dabar jau vis mažiau ir visi siunčia, nes patys mato naudą. Ar tai dėl gero onboardinimo ir gerų prieš tai buvusių vadovų pardavimo procesuose, bet vis rečiau. Ir įsivaizduokim, kad iš tų minučių mūsų dirbtinio intelekto agentas arba pagalbininkas, jis gali padėti supildyti CRM, kad tau darbo pabaigoje tik reikia patvirtinti arba atmesti. Tai kodėl tu kaip pardavėjas turėtum nemėgti CRM? Jo, tai šiuo atveju, kaip tu papasakojai, tai jisai nei mėgstų, nei nemėgstų, tai kaip ir savo, nežinau, rašymo priemonė, nei mėgstų, nei nemėgstų, tiesiog ir aš ją naudoju, nes man yra naudinga. Negaliu pasakyti, kad aš nemėgstu savo kompiuterio, ta prasme. Čia ne visai tas klausimas. Jeigu būtų paprasta pildyti. Nemėgsta pildymo, nes CRM nemėgsta pildymo. Ir dar nemėgsta, kad tie duomenys CRM nenaudojami yra po to. O čia tai jau visiems kolegom pardavimų vadovam tikrai galima duoti velnių už tai, kad nors jie ir naudoja, 9 iš 10 atvejų nekomunikuoja kaip ir ką ir dėl ko ir koks tas tikslas apskritai CRM. Ir komunikacijos klišė yra pati pagrindinė. Nes jeigu pats pardavėjas suprastų, kad žiūrėk, aš vertinusi tavo tiek efektyvumą, tau nereikia ten tų ataskaitų ir mes per one-on-one galim iš tikrųjų nueiti į parką ar į kavinę ir pasėdėti, kaip tau sekasi, kokiuose varžybose buvai apie oro ir bites pasikalbėti, o ne apie prospektinimus ir outreachus, kaip sekasi ir kodėl neatsiuntė man vakar Excel. Tai tikrai daug kam palengvėtų ir išnyktų tą labai storą sieną tarp pardavimų vadovo ir vadovo CRM klausimų. Žiūrėk, mes turim klausimą iš Ugnės. Jinai prašo praplėsti duomenų apsaugos klausimą AI temai. Tu minėjai, kad dabar daug informacijos nuteka, arba bent jau dalis jos nuteka. Ar kažkada tai pasikeis? Ir mano tada papildymas šito klausimo yra, kaip to išvengti, ar yra būdų to išvengti šis? Kaip ten yra sakoma, yra įstatymas, yra ir apstatymas. Tema skaudi plati. Taip. Ne viešai čia. Neviešinkim šitą pasakymą. Okay. Taip, tai iš esmės informacija nuteka, nutekėjo ir nutekės. Nuo mūsų pačių priklauso kokiu mastu ir kiek tai bus konfidenciali. Gerai, papasakok truputėlį, kokia ten ta higiena informacijos apsaugos turėtų būti. Pradėkim nuo pačio paprasčiausio. Taip, tai yra nuo to žmogiškojo,
kad mes bet kokiu atveju turim galvot, ką ir kodėl, ir ar tikrai tą reikia daryti. Tuomet pereikim prie saugos, kurią visiems kartoju, kad 2 faktorių autentifikacija visur yra būtina prisijungti, nes net kartais ir jeigu turim sudėtingiausius slaptažodžius ir panašiai ir nesidalinam duomenimis, jos gali už mus tiesiog pasiimti. Jeigu yra galimybės, čia iš tos IT pusės labiau, tai naudokit saugesnį VPN susijungimą, nedirbkit su savo darbiniais kompiuteriais iš, nežinau, Ozo, Akropolio ar kitų viešųjų Wi-Fi, kas yra labai populiaru, arba vėlgi turėkit tą patį VPN ir slaptažodžių saugiklių. Kai jau perinam prie dirbtinio intelekto, tai pats pagrindas yra onboardingas. Kaip mes norim onboardinti savo pardavėją, savo komandos narį, taip mes kaip vadovai turėtume onboardinti ir savo dirbtinio intelekto. Kad pats dirbtinis intelektas mums neleistų įkelt arba nenaudotų tų failų, kurios yra per daug. Tai va čia yra per daug informacijos, tai va čia yra tas. O kai tu sakai per daug informacijos, tai ką tu turi galvoj? Na, tarkim, aš nusistatęs taisyklėse, kad jeigu dokumente yra įmonės pavadinimas, jo toliau neskaityti. Jeigu yra kainodara arba top secret, tarkim, žyma dokumentą atmesti, jo neskaityti. Tai reiškia, jeigu jis neskaito, nesusipažįsta teoriškai, bet kokiu atveju yra kelių procentų tikimybė, kad ir toliau skaitys, kad ir išliks trumpalaikiai atminti ir panašiai ir gali būti panaudotas, bet tikrai visur pasitaiko žmogiškųjų klaidų. Tai ta pati paprasčiausia, tai yra tiesiog peržiūrėti failą, ne tik praskrolint, ką mes keliam, bet tiesiog pasiskaityti, ar tikrai tai yra tai, ką mes galim atiduoti. O visa kita tai yra detalės, tai vėlgi be tos pačios higienos, be tų pačių patikrinimų būna, kad sumetam ir konkurentų pasiūlymus, ir savo pasiūlymus į vieną, nežinau, promptą, ar tam pačiam agentui atiduodam, kad paruoštų kažką, būna perpina, tikrai yra ir informacijos nutekėjimų, tas pats Claude, prieš porą savaičių berods pasirodė straipsnis, kad seka, žiūri, kokią informaciją būtent įvedinėja į chatus. Jeigu kalbant apie Cloud Code, tai reiškia, kas jau kompiuteriuose sudėkta, tai šiek tiek mažiau. Vėlgi atsiranda prieigų tikimybė, kuomet yra kuriami tie patys agentai ir užsimiršimo dėka, be pasitikrinimo, mes atiduodam savo API prisijungimus, su kuriais gali patekti ir naršyti po jūsų duomenys bet kas praktiškai. Įvairiausių pusių yra, kiek techninių, kiek pardaviminių, galbūt čia būtų įdomiau. Taip. Jo, ta kiberapsauga, jo, tai jinai plati tema labai. Bet žiūrėk, kalbant apie dirbtinį intelektą, yra toks paprastas patarimas, kurį visą laiką girdim. Tai nueiti į nustatymus ir nuimti tą varnelę, kur dirbtinio intelekto įrankiui leidžiama naudoti toliau treniravimui tos duomenis arba tą informaciją. Ar ten šito nepakanka, ar kaip? Na kaip, viešai negalima sakyti, bet tikrai ne. O dėl ko? Tada vis tiek jis naudoja jisai tos duomenis kažkur, tai kaip čia taip gali būti? Visi tiekėjai deklaruoja, kad nenaudoja duomenų. Tarkim, tas pats Microsoft'o pilotas, kai kalbam, kai visa infrastruktūra yra tose pačiuose debesyse, mes naudojam O365 ar panašias platformas, tą patį SharePoint'ą keliam dokumentus, net ir iš ten gali pasimti ir teoriškai yra net ir palikta, jeigu neklystų, 0,5-0,3% tikimybės, kad tie duomenys gali būti panaudoti kažkur Microsoft aplinkose, bet tikrai kitas aplinkas jau nepateks. Tai to einant, kad mažas procentas, bet ir yra. Bet vis tiek jisai klausimas gali būti. Taip, pagrindinis klausimas vadovui yra, ko mes bijom. Ar mes komercinės paslaptis dalinamės, ar tiesiog darbus su žmonėm. Tai komercinių paslapčių matyt, kad nereikėtų kelti į dirbtinio intelekto aplinką. Na, natūralu, kokiu atveju dokumentus juk pasirašom, kad nesidalinsime komercinėmis paslaptimis, kaip ir pardavimų vadovai, tie patys pardavėjai ar IT specialistai.
Taip. Na gerai. Turim dar vieną Ugnės klausimą. Aš jį perskaitysiu. Kaip pardavimų vadovas AI kontekste pardavimo konversijas kiekvieno pardavėjo gali analizuoti ataskaitose ir ugdydamas komandą? Koks įrankis yra geriausias? Reklamos nedarysiu. Pasidalinsiu Kodėl? patirtimi. Galėtum padaryti. Kaip aš naudojuosi. Gerai. Naudojuosi tais pačiais Antropiko įrankiais. Ir tam turiu pasidaręs, pradėjau iš esmės labai paprastai, tai yra nuo projektų. Projektuose nusiasmeninau žmonių pardavėjų komandą. Nusiasmeninau, tai suteikiau jiem kiekvienam pravardės, jeigu galima taip sakyti, arba kaip vadinamės viduje. Kodus užkodavai kažkaip. Taip, kad nebūtų vardų pavardžių ir ten labai jautrios datos. Ir nustatymuose būtent projektuose suvedžiu viską apie tą darbuotoją, ką aš turėjau iš anksčiau. Apie nuomonus, elgesį, kaip dirba, kokie tikslai, KPIs, OKRs, pagal kurią struktūrą dirbam. Ir ko aš noriu, bei kad padėtų sukurti geresnį ugdymo planą, išanalizavus maniškį, ko trūksta. Ir lygiai taip pat ten ir sukeldavo būtent iš to pačio CRM-o ir iš finansinio ataskaitų duomenys, kad man tiesiog prieš susitikimą su juo viską sumarizuotų ir aš tiesiog matyčiau. Tai čia taip pradėjau. Šiai dienai tam yra atskiri agentai, kurie surenka informaciją ir lygiai taip pat į tą patį užkoduotą profilį man suteikia prieš nustatytą one-on-one, jeigu jis yra nesikeičiantis būtent, kad tokia informacija, tokie rezultatai ir panašiai. Į atskirą mokamą subscription-based modelį aš asmeniškai neįčiau dabar, nes tikrai įrankiai yra paruošti jau dabar naudojimui su tuo, ką darai kasdien, paprastai po vieną žingsnį perkelk į dirbtinio intelekto kažkokią tai platformą ar agentą ir tikrai pamatysi, kaip patogiai, lengvai ir greitai galima tvarkytis tiek su komanda, tiek su tomis būtent užduotimis, kurios atimdavo daug rankinio darbo. Tai aš žiūrėjau, kad tu Anthropic naudoji įrankius, ar ne? Na, aš toks dabar Claude'is, Claude Coworkas, Claude Codas, o pradėjau iš esmės gal metų pradžioje iš ChatGPT pilnai migravau, nes tikrai daugiau galimybių ir daugiau sujungimo galimybių, net ir be programavimo žinių, būtent pačiam pardavimo vadovui kažką panaudoti, o anksčiau, jeigu reikėdavo prašyti iš programuotojų, kad žiūrėk, aš noriu ten, kad man pajungtum Power BI-ų, šiek tiek reikia kitokių pjūvių, čia kažkas galbūt nelabai gaunasi, CRM-as nepilnai suvaikšto, atsakymai ne, tai tą dabar jau su Claude galim pasidaryti, nežinau, per 5-7 minutės. Bet jeigu tu minėjai ten prasprūdo, kad į mokamą versiją neįtum, tai bet tu čia ne apie Claude'o nemokamą versiją kalbėjai. Ne, aš apie būtent ir ilsinius, ir kitas reklaminės, ką tikrai mus parodo skaitmeninėje erdvėje, kaip vadovė, nebesek komandos, čia yra sprendimas tau, 19,99 kas mėnesį ir matysi viską. Tai iš esmės ne tik, kad atiduodi dalį informacijos, ją antrą kartą suvesdamas į kažkokią tai kitą platformą, plus labai daug tos skemų turim ir panašiai. Nu taip, tiesa. Bet vėlgi. Na gerai. Teisė rinktis. Teisė rinktis, čia žinai, kad teisė rinktis mes žinom visi, turime. Bet klausimas, ką rinktis? Čia sudėtingesnis klausimas. Dabar žiūrėk, jeigu šiandien penktadienio vakaras, pirmadienį pardavimo vadovas ateina į darbą, tai ką jis turėtų pirmadienį padaryti, kad jisai vis dėlto su tuo dirbtiniu intelektu rankose būtų konkurencingesnis? Susisiekti, jeigu yra su HR, ir paprašyti būtent pardavimo komandos pareigybių ir onboardinimo. Dokumentų kažko ir panašiai. Ir tai bus pirmieji žingsniai, kaip susikurti būtent pirmąjį agentą.
Gerai, eikim toliau. Tai vat, aš nuėjau pirmadienį 9 valandą pas HR, sakau, man dabar reikia šitų dokumentų, arba parašiau laišką ten, žinai, ar ten slekia ką nors. Man davė, gavau tos dokumentus, ką man dabar su jais daryti reikėtų? Perskaityti ir susipažinti, jeigu to dar nesi padaręs vadovė. Oi, ne, klausyk, ne, tai tiek neskaitysim. Taigi mes pardavėme, kur tu ten, tai kur tu vaikeli? Linkime, apie ką kalbėjom. Dirbtinis intelektas yra apie tai, kokius duomenys paduodam, tokį atsakymą ar gaunam. Taip. Jeigu tu tikiesi pardavimų vadovė mielas, kad su vienu promptu ar vienu sakiniu, kad padaryk dabar, kokį aš ten reilsą mačiau, iš vienos šalies žmonių labai tyčias, kaip su akcentu kalbėjo, kaip make me millionaire, no money invested, like now. Tai jeigu mes tikimės to tikrai nebus. Teks padirbėti. Po vieną dieną su dirbtiniu intelektu pabandykim bent jau tais pačiais promptais išspręs kažkokį vieną klausimą. Nu, pavyzdžiui, kokį tam tokiam, nuo tokio pradinuko lygio, kokį klausimą, pavyzdžiui, tu spręstum. Nuo kokio klausimo tu pradėtum. Nu, kaip pavyzdį, kad būtų čia besiklausantiem, bežiūrintiem aišku. Labai gerai. Įmonė, surask informaciją, padaryk pristatymą, kaip mes randami tam pačiam dirbtiniam intelektui. Skamba kaip promptas jau beveik. Paprastas, mažas promptas. Tada gali paklausti, ką mes parduodame, kokia mūsų kainodara. Galbūt pamatysi, kad kažkas jau nulykinta, nutekėję yra ir jau taviškiai naudojasi. Tuomet galima užklausti, kaip mes bendraujame su klientais, ką mes žadame klientui ir tu gausi tokį arba grubą atsakymą, arba jau detalų. Jeigu gausi labai detalų ir aišku, tai vadinasi jeigu informacija nėra prieinama internete, sveikinu, tavo komanda jau yra pažengus ir naudojasi dirbtiniu intelektu. Na, gerai. Pusę žingsnio grįžtant atgal prie tų dokumentų, kurį iš HR parsinešėm šią rytę pirmadienį. Aš galvoju, kad juos irgi gal būtų galima sumaitinti dirbtiniam intelektui ir tada paprašyti jo kažką tai, pavyzdžiui, planą įvedimą padaryti konkrečiam žmogui. Taip. Nenurodant jo vardo pavardės. Nu, taip. Tiesiog specialybinį onboardinimo planą pridėčiau dar, kad naudotis ar vadovautis geriausiamis praktikomis, pateikti įžvalgų, jeigu turim dabar, kuo dabartinis blogas arba kuo netinka, ir tiesiog pasižiūrėti, neskiriant tam daugiau nei pusvalandžio. Nes jeigu su promptais užsisėdim daugiau nei pusvalandį, tai, ką ir minėjau, kelių minučių darbas tampa kelių valandų tik su dirbtiniu intelektu. Tai iš esmės turim brangų skaitmeninį chaosą vadinasi. Na taip. Ką aš patyriau, kad yra tas išmokimo laikotarpis toks inkubacinis. Tai reiškia, kad aš irgi klodo esu žmogus, nors aš ir ChatGPT naudoju. Bet, gerai, pradedi daryti kažką, tai ko anksčiau nedarėjai su dirbtiniu intelektu. Ir užtrunka ir tos promptus rašyti, ir paskui galvoti, paskui tikrinti, paskui taisyti, paskui prašyti, kad jis pats pataisytų tos promptus ir taip toliau. Bet įsivažiavus po to inkubacinio laikotarpio viskas labai labai greitai tampa, labai supaprastėja. Tai teisingai pataisyk mane, kad nereikėtų labai bijoti tų pirmų žingsnių, kurie yra ilgi. Jie gali labai stipriai sutrumpėti, netgi ir inkubacinio periodo, nes yra tikrai begalė, galėsiu pasidalinti net ir po to yra irgi ten tie promptų paruošimai. Kokį promptą rašyti, reikia įsirašyti, tik nežinau, produktą, įmonę, dar kažką, kad bent jau apčiuop. Bet papildant taip, visiškai sutinku, kad po to darbas tampa kartais greitesnis, ypač Claude naudotojams, jeigu naudoja project skiltį, kuomet yra apsirašymas, vidinė atmintis, vidiniai dokumentai, iš kurių pasiimti. Tai čia būtų pirmasis žingsnis,
kad suprast, kaip veikia net ir būtent tie vadinamieji agentai arba agentic AI, kuomet mes jau jungiam skirtingas vietoj promptų specialybės arba pareigybės ir jos atlieka tam tikrą veiksmą už jūs, parašius, įkėlus dokumentą, gavus laišką ir panašiai. Nu, tai kaip ir aišku, ką pirmadienį daryti atėjus į darbą. Ko gero. Tikrai taip. Tai aš manau, bet kokiu atveju, kad tikrai yra prasipromptinė ne vienas. Tai tiesiog pasižiūrėt, pasidėliot per tą pardaviminę ar tą patį skausmingą ataskaitinį Excelį įsikelt, kad skirtingus pjūvius pasidarytų ir pajaust naudą. Nes kol tu nejauti naudos, tu nesinaudoji. Tikrai taip. Ir pabaigai, nes mūsų laikas jau artėja prie galo. Kokį palinkėjimą pasakytum pardavimo vadovams ir pardavėjams, kurie klausosi arba žiūri? Palinkėjimas tai tas pats, kad nebijot. O vadovams vadovautis moto, kad tie, kurie naudojasi, kad jie nedegė dirbtinio intelekto, o kuria komandą, kurioje tiek žmonės, tiek dirbtinio intelekto darbuotojai dirba pagal tas pačias aiškias taisyklės, atsakomybės ir standartus. O tie, kas to dar nedaro, kad bet kokiu atveju ateis link to. Skamba puikiai. Tai ką, Žilvinai, ačiū labai, ačiū už laiką, ačiū už diskusiją, ačiū už mintis idėjas. Ačiū visiems, kurie šiandien mūsų žiūrėjo, klausėsi arba klausosi ar žiūrėjo įrašą. Ir iki kito pasimatymo Lietuvos pardavimo asociacijos gyvame interviu. Ačiū Dariau, ačiū visiems. Gražios vasaros. Gražios vasaros visiems.